Sulaukėm gero oro po 2 dienų neskraidimo. Ciklonas, debesuotumas, lietus buvo, o šiandien prognozė pakankamai gera. Debesų padas kamuolinių daugiau negu 1,5 kilometro nuo žemės aukštyje ir turim 3 valandų užduotį. Tai va, žiūrėsim kaip seksis. Tai va, kels dinamikas, ultralaitas. Tai va, kylo iš grido paskutinis. Kai mano sklandytuvo ratas bus ore, nuo to bus skaičiuojamas starto linijos atidarimas po 20 minučių. Šiau. Papa Lima pasiruošęs. Jo. Lygiai taip pat kaip praeitą kartą. Ačiū visiems, puikiai. Ir sėkmės visiems sklandytojams. O šitas dinamikas su įtraukiama važiuoklė. Tai va, gerai turėtų kelti, nes važiuoklė išlindus netrukdo. Ar girdėjusi? 12:53 atsidaro startas. 12:53. Oi, dar negridę, sakė, ten yra kažkas tai. Pažiūrėkite, paimkite negridę. Tomašai, pažiūrėk prie deglinės. Pats pirmas kilimas po atsikabinimo geras, virš 2 metrų ir kylam į viršų, ruošime startui. Startas atsidarys už nepilnų 15 minučių. Turim panašu gerą orą. Va, išsiėmiau aukštį startui. Panašu, kad oras dabar labai gerai kvėpuoja. Gal padas dar ne iki galo sukilęs, koks turėtų būti. Bet atrodo labai neblogai. Tai labai naktį tempti ir nereikės su startu. Esu 2,5 kilometro iki artimiausio starto linijos taško. Taip sakant, startiniai pozicijoj laukime. Nu, vėl visi susirinkę į krūvą ant starto linijos. Ir laukia geros progos, geros situacijos sustartuoti. Edita priekį skrieja su LAK 17. Ką tik sustartavau. Aišku, čia gatvės iš karto nebuvo, iš joks toks peršokimas gaunasi iš karto. Pasižiūrėsim, jeigu gerai eisis, tai ir skrisiu toliau.
viskas atrodo gražiai. Ne visur stiprus kilimai, bet jų yra stiprių kilimų. Panašu, kad čia po tuo debesiu priekį kairiai turėčiau gerą kilimą gauti. Nu, va, atlėkiau prie Varėnos ir čia gerą kilimą centruoju. Panašu, kad link 3 metrų traukia. Einu gerokai kairiau maršruto linijos. Bet čia miškai, čia daug energijos. Nu va, visai gerai kelia. 3 metrai integruoja. Tik siaurokas, arba čia ne centre. Dar centruoju. Pirma zona, kurioje reikia apsisukti Suvalkų krašte. Prie Varėnos trajekas yra. Reikia išeidinėti. O dabar va šiek tiek pasislinksim link maršruto linijos. Ir šitos debesis. Šalia Merkinės išsiėmiau jau 100 metrų aukštesnį debesų padą. Ir va dabar praskridinėju. Dešiniai lieka Merkinė. Ir matosi laukas, arimas, į kurį buvau nutūpęs prieš 3 dienas. Čia rodo kairiau šiek tiek konvergencinė linija, bet ten skrist negalima, ten pasienio zona su Baltarusija. Tai va, kol kas čia viskas dėliojasi gerai, kilimai stiprus. Paskutinis kilimas vidurkis 1,7. Priskrendu Veisiejus. Va, čia ežerai gražus. Oras neblogas, bet į šiaurę matosi didelė skylė be debesų. Tai va, artėju po biškį prie Lenkijos. Į pirmą užduoties zoną, kurioje reikės apsisukti. Kaip dariau priekį? Nu, virš ežerų skylė yra, aš tai per kairę jau, bet va čia dabar į Lenkiją įskridinėsiu, tai va čia kažkiek biškį neišsėmiau laiko aukščio, nužemėjau, bet šiaip tai normaliai čia tas oras. Aš dabar esu Merkinės traverse, tai čia tokia kaip skylė formuojasi, gaunasi, kad oras ant miškų labai viena, o tada jau kita visa tokia skylė ir reikia biškį sukinėti į dešinę. Tai va, šties liškiava ir sunku kažkaip čia. Bet ten su kažkokia krūva skrendė, ne? Ne, vienas. Aš čia vis matau kažkokį varą, jie labai palei tą sienos kraštą.
įskridau į Lenkiją, bet va čia vis dar nerandu, kur aukštį išsiimti saugu. Nes vis dar skraidau žemiau 1000 metrų. Nu, bet čia kažkur turėtų būti gražūs debesys. Prie pat pirmos užduoties zonos. Nu va, grįžau į Lietuvą. Reikia susirasti stiprų kilimą. Ir va, galbūt čia bus debesis šiek tiek apgaulingi kažkokie. Ten, kur geras, atrodo didelis debesis, nieko nerandu. O čia va po šviežiais kažkokiais gavau, va 1,5 metro. Ne, piečiau. Ten, kur padas aukštesnis, to ne? Jo, kažkur ten. Reikia eiti stipresnio ieškoti. Nu, skrendu pro Lazdijus. Lazdijai gerai matosi, nes žemai skraidau. Reiktų aukščio išsiimti. Tai va, bet tikiuosi, čia rasiu kažką tai. Ten matosi didieji ežerai. Pavyko išsiimti aukštį gerą, virš 2 metrų kilimą susiradau. Ir dabar artėju link Simno žuvinto. Skrendu, čia debesis yra ir čia jau panašu, kad užsipildinėjo ta skylė, kuri buvo. Žodžiu, čia taip labai panašu į skirtingas oro mases stovinčias. Pasidėjau visai kitoj pusėje Balbieriškio sektoriaus apsisukimo tašką. Ir skrendu. Čia panašu, kad pro Žuvinto pelkę gatvė yra. Pabandysim išnaudoti. Na, ežerai dešiniai. O priekį Žuvintas. Iš antros zonos einu link Žuvinto pelkės. Tiksliau, iš pirmos į antrą einu per Žuvintą. Kaip ten sąlygos? Nu, va čia už tai ir skrendu, kad sąlygos čia yra. Žodžiu, persiplanavau. tą, ką buvau ant žemės susidėliojęs. Nu, va, stovi gatvė į šiaurę nuo Žuvinto ežero. Ir čia sąlygos panašu, kad labai galingos. Kaip sekasi esam? Atsižymėjau pirmam dabar ant sienos. Vidurio ar kitur? Tarp vidurio ir krašto. Čia reikia tą būtinai gatvę išnaudoti priekyje esančią. Čia Lenkijoje, prieš Lenkijoje nelabai kaip sekėsi. Dabar reikia duoti gazom. Kad pasididinti vidutinį greitį, jis dabar nukritęs iki 86 km per valandą. Gaulieną, manau. Nu, va, prie Igliaupos esu. Centruoju tokį jau geresnį kilimą. Neiškart radau ir čia suksiuos.
link paskutinės zonos Merkinės. Burtynas Igliaukas. Čia iki Pociūnų netoli visai, link namų aerodromo. Oras toks labai lietuviškas. Ir stipru, ir nestipru. Ir reikėjo metro šiandien imti. Toks tipiškas margumynas. Pakeliui į trečią užduoties zoną. Artėju prie Alytaus. Nes čia panašu, kad debesys geresni negu kad tiesiai einant link Merkinės. Tai va tokį biškį lanką darau, bet gal čia ir tiesiai viskas susidėlios. Kiek tau laiko likėsi? Sėdėsim tuoj kompiuteriai paskaičiuos, kur reikia skristi. Nu va, Alytų nekabinau, Alytų šone liko. Link Nemunaičio dabar skrendu. Čia yra labai gera energetinė zona. Nuo Alytaus į pietus. Ypač kairiau Nemuno. Į rytus nuo Nemuno. Tai va, bandysiu tą zoną ir išnaudoti skridimui į Merkinės sektorių. Jo, į kitą pusę ežerai. Miroslavą praskrendu, va čia dešiniai apačioj. Nu va dabar galvosūkis, kaip skristi link namų, nes debesys galingi stovi toli pietuose, toli miškuose, greičiausiai draudžiamoj zonai. Aišku, čia dar yra, link Merkinės skrendant. Debesų, bet čia jau reikės suktis į kairę. Bet čia panašu, kad iš Merkinės yra debesis, tai visai gerai. Aišku, man reikia čia pagal geometriją suskraidyti, kad kuo statesniais kampais trikampis gautųsi. Daugiakampis tai yra. Tai va, skrendu dabar čia. Netiesiai link Merkinės, bet biškį dešiniau. Nu va, pasisukau jau link namų. Liškiavos kilpoje. Tarp Merkinės ir Druskininkų kažkur tai. Tai va, čia rodo dešiniau konvergencinę liniją. Tai va, reikėtų pabandyti išnaudoti, nes čia tikrai ir debesys geresni. Tai va, eisiu per dešinę. Žodžiu, per pietinę pusę labiau. Skaičiuoja dabar plus 15 minučių, bet jeigu gausiu stiprių kilimų, persiskaičiuos. Dabar svarbu neprisižaisti. Bet čia yra labai geras terminis rajonas, tai galėčiau susirasti kilimų.
išsiminėjo aukštį į pietus nuo Merkinės. Debesis aukštai, norisi šiek tiek saugesnį aukštį turėti, kad pasiekti tuos galingus debesis prieki prie Varėnos. Reikia turbūt eiti. Kaip sakiau, šiek tiek per dešinę, per pietinę pusę. Eisiu, nes ten konkretesni ir aiškus debesys. Žodžiu, pro Varėną į priekį ėjau į Lenkijos zoną, tai va pro Varėną šiek tiek per piečiau, dešiniau ir dabar planuoju skristi. Nu va, iššokau į konvergencinę liniją ir čia galingi debesis visur aplinkui. Liko 7 minutės skristi ir 42 kilometrai. Tai kompiuteris skaičiuoja, kad skrisiu ilgiau 14 minučių. Prie Varėnos dabar esu. Nu va, nuo Varėnos į rytus. Dabar jau išsiminėjau atsargą su 3 metrais Makredį finišui. Va, išeina. Va, kaip atrodo galingi debesys. Liko 21 kilometras iki finišo. Artėju link Valkininko. Kol kas čia debesikų dar pakeliui yra. Kaip ir turi užtekti. Papa Lima 10. Papa Lima 10. 2 minutės iki finišo linijos. 4,5 kilometro. Finišas negu Pociūnuose. Papa Lima 3 kilometrai iki aerodromo.
dešiniau šiek tiek. Kai tai dešiniau. Taip, ratą išleidom. Neverta. Matai mane? Matau. O tas plokštelis toksai? Taip. Ką, skrydis baigtas. Žiūrėsim, ką teisėjai suskaičiuos kokius taškus. Ne viskas gerai gavosi. Labai ne viskas gerai gavosi, bet pamatysim lentelėj.